Pirmąjį gruodžio penktadienį pramogų aikštėje surengta tradicinė miesto kalėdų eglės įžiebimo šventė. Į visus metus lauktą renginį sugužėjo didelis būrys mažų ir didelių miestelėnų bei kurorto svečių, nepabūgusių žiemiško šaltuko. Žiūrovų būta tiek daug, jog jie vos tilpo didelėje aikštėje. Kultūros centro darbuotojai tądien dovanojo muzikinę pasaką visai šeimai, pavadintą Kalėdiniais varvekliuko nuotykiais. Renginyje dėl įtemptos darbotvarkės negalėjo dalyvauti visų taip lauktas Kalėdų senelis, todėl mažuosius džiugino jo padėjėjas senis besmegenis. Žinoma, labai bijojome, kad šaltukas ir balta žiema neišgąsdintų visų vaikų, bet kaip kasmet vaikučiai renkasi visi pasižiūrėti to gražaus kalėdinio stebuklo, kaip įsižiebė miesto eglė. Tad ir šiais metais vaikų tikrai buvo daug ir jų netrūko ir tikrai šaltis visų neišgąsdino. Ar džiaugiatės, kad laiškus atnešė ne tik mažieji, bet ir jų tėveliai? Iš tiesų labai džiaugiamės ir raginame kiekvienais metais rašyti laiškučius ne tik vaikučius, bet ir žinoma jų tėvelius, nes ir tėveliai turi svajonių ir neišpildytų troškimų. Garbės žodis, prisižadu, kad visi lygi vieno laiškučiai nukeliaus tiesiai pas Kalėdų senelį, nes yra tokia mano pareiga, nes aš esu vyriausiasis Kalėdų senelio paštininkas. Daugiau nei pusvalandį trukusiame renginyje buvo galima stebėti teatralizuotą aktorių pasirodymą, klausyti šventinių dainų, pabendrauti su seniu besmegeniu ir žinoma su juo nusifotografuoti. Tądien mažiausiai šventės dalyviai į renginį atėjo nešini laiškučiais, kuriuose Kalėdų senelio jie prašė įvairiausių dovanų. Ko šiemet prašy Kalėdų senelio? Metalinio lanko ir dūdelės. Kodėl būtent tokių dovanų? Nes jų neturiu. O saldainių neprašai? Kodėl? Nes galima patiems pirkti. Prašiau savo žaidimo 5 iššūkis ir prenumeratos pusės, o saldainių neprašiau. Kodėl? Todėl, kad labai bloga dovana, nes dantys gali supūti ir jokios naudos. Ką tu turi šiandien rankose? Laišką Kalėdų seneliui. Ir ko tu jo prašai šiandien? Prenumeratos musės pusės. O lėlių saldainių neprašai? Ne. Penktadienio vakarą pramogų aikštėje organizuoto renginio pagrindiniu akcentu tapo miesto kalėdinės eglės įžiebimas, o sužibus žaliaskarį dangų nušvietė šventinis fejerverkas.